Labas rytas, Lietuva! Aš labai tikiuosi, jūs dalyvausit šioje mano treniruotėje, nes ši treniruotė yra su vandens buteliais. Tik tais 2 buteliai, 1,5 litro, 1,5 kilogramo, mažai, bet užteks. Užtat ir močiutė, ir mama, visi galės daryti tą mankštą. Aišku, ne visus pratimus. Visus niuansus aš jums paaiškinsiu eigoj. Mes darysime, sportuosime 7 ar 8 dainas ir kiekvieną smulkmeną aš jums paaiškinsiu. Muziką leidžiu dabar. Labas rytas. Važiam. Ok, pasimam butelius, kojos lengvai sulenktos, pečiai atgal. Dėmesio. Lenkiame žemyn. Iki kelių, kojos sulenktos visiškai minimaliai. Krūtinė pakelta, tarp menčios suvedam, jėga. Žmonės, greičiau, 2 žemyn. Iškvepiam visą laiką, kai mes atsistojam. Pečius nuleiskite žemyn, jokiais būdais nesikuprinkit. Kojos pečių plotė. Dėmesio, trauka. Pasižiūrėkit, 2 kartus. 1, 2, 4, lėtai kilame į viršų. Jėga, kartojam. Galbūt šiandien bus per greitai kai kuriems, bet jeigu kartosi tą patį dažniau, į viršų keliam, iki krūtinės. Jėga. Kojos lengvai sulenktos. Atkreipi dėmesį, alkūnės turi būti aukščiau negu šitie vandens buteliai, kurie sveria tik 1,5 kilogramo. Trauka, važiam. Hopa. Iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. 4, 3, 2, dar 1. Galva pratęsia stuburo liniją. Tai yra, turi būti visiškai ištesta. 2 žemyn iš pradžių. Dabar ko nedaryt? Pasižiūrėkit, va tokia galva. Jinai yra neteisingoj padėti. Super. Dar laikykite, prašau, butelius arčiau kūno. Pilvas visą laiką turi būti įtemptas. Mes biškį lėčiau leidžiame žemyn, iškvėpdami orą, kai atsistojam. Jėga. Žmonės, trauka 2 kartus. Atsimenat? 1, 2, 4, 3, 2. Oh yes. Labai gražus rytas. Tikiuosi, jums ten saulė šviečia. Nes man nešviečia. Į viršų. Oba. Graži tokia rytinė daina. Tikiuosi, jūs pažadins. Ane? Dar kartą, kojos lengvai sulenktos, pečius spauskite žemyn, tuo metu, kai alkūnės kyla. Žemyn dar kartą. Paskutinį kartą. 2 kartus. 4, 3, 2, jėga. Nugara idealiai ištesta. Labai prašau, viską darom taisyklingai. Stop. Ok, dabar paimame butelius, uždėkime va čia. Ok. Kojas biškiai plačiau, 4 žemyn tūpiam. Atkreipi dėmesį, aš dabar jau darau pritūpimus. Apačia sustojam. Stop. Atkreipi dėmesį, kojų pirštai žiūri į išorę. Keliai ten, kur kojų pirštai. Jėga. Dar 1 kartas. Dėmesio. Jūsų kairė koja atgal, mano dešinė. Įtūpstai. Įtūpstai pasireiškia tuom, kad kūnas, viršutinė dalis visiškai statmenai grindims. Priekinės kojos kelias neišsitęsia niekada. Dar 1. Ok. Keičiam. 8. Super. Pilvas kietas, gerai? Rita, netrukdyk. Ačiū. Dar 4. 3. 2 liko. Dar 1. Stop. Ok. Dėmesio. Paimam kitaip. Labai lėtai keliam. Iki apatinės krūtinės dalies. Dabar dėmesio, neužilgo to darysim naują judesį, tokį truputėlį sudėtingesnį, vadinasi clean and press. Pasižiūrėkit, keliu, tūpiu, išspaudžiu, tūpiu, leidžiu žemyn. Dar 1 kartas, gerai? Hopa. Dėmesio lėtai, žemyn, koja atgal, rankas čia, spaudžiam į viršų. Pečių jo suspaudimas. Viršų mes galime suvesti arba spausti va taip. Iškvepiam orą. Pilvas kietas, labai svarbu. Dėmesio. Sunkus judesys. Tūpiam ir spaudžiam į viršų.
Iškepiam oro viršų. Pilvas turi būti labai įtemptas. Kojų pirštai žiūri į išorę. Labai neblogai. 2 liko. Dar 1. Ok. Čia buvo apšilimas. Pramankšta. O dabar mes einame prie pagrindinės dalies. Pirma dalis skirta kojoms. Aš leidžiu muziką, o jūs ruoškitės arba atsigerkit vandens per tą laiką. Ok. Ne. Va, muzika dabar. Nu ką, dedam čia. Primenu. Žmonės. Pirmą kartą arba antrą kartą. Nedarykite su buteliais. Galbūt aš pradėsiu kaip be butelių, gerai? Dėmesio. 4 žemyn. 3, 2, 1. Dabar aiškinu pačius bazinius dalykus. Kojas truputėlį plačiau nei pečių plotė. Priekį nesilenkit. Ok? Tęsiam. Pilvas turi būti labai įtemptas. Pečius spauskite žemyn. Kojų pirštai žiūri išorę. Ten pat žiūri jūsų keliai. Taigi tie žmonės, kurie daro su manim, turbūt pirmą kartą gyvenime, net 1,5 litro neimkit. Nes gali skaudėti rytoj. O aš noriu, kad jūs sugrįžtumėt pas mane. Ok, nu ką, aš jau imu. Dėmesio, keičiam ritmą. 3 žemyn. 1 į viršų. Tai yra lėtai žemyn. Greičiau į viršų. Atkreipkit dėmesį. Švelniai spaudžiu dubenį į priekį, kai atsistoju. Ane? Matot? Dėmesio 1, 3. Keičiu ritmą. Dabar atvirkščiai. Greičiau žemyn. Ok. Ir dėmesio. Pati skausmingiausia vieta. Ypač naujokams. Dabar mes apačioj spirokliosim. Hei! Come on! Va šito vietoj mes spirokliuojam. Mes tarp kitko nusileidžiam iki sataus kampo per kelius. Žemiau nesileiskit. Ypač, jeigu jūs neturit tam patirties. Ok? 90 laipsnių kampas yra saugu. Jėga. Super. Ko nedaryt? Parodysiu vieną kartą. Labai dažnai žmonės mėgsta lenktis. 2 žemyn, 2 į viršų. Atkreipkit dėmesį, nesilenkit į priekį. Mes apkraunam kojas. Ok. Dar. Ok, kojas plačiau. 1, 2, 4 žemyn. Neskubėkit, prašau. Šį kartą mano kojos nuėjo į plotį, plačiau nei pečių plotėje. Tai reiškia, mano kūnas, dėmesio, lenkėsi mažiau. Primenu, nusileidžiam iki sataus kampo per kelius, kojų pirštai žiūri į išorę, pilvas labai kietas, tiesiog kietas, negaliu parodyti, nes rankos užimtos. Dėmesio, 3 žemyn, keičiam ritmą. Tie, kurie sportuoja su manimi pirmą kartą, vėlgi, neakcentuokite ritmo, ok? Akcentuokite, kaip tūpti. 1, 3, 1, lėtai viršų. Švelniai paspauskit dubenį į priekį, nepalikit taip, užpakalio kabančio. Į priekį. Hop. Dėmesio. Apačioj, 3, come on! Šito vietoj visada daugelis žmonių skauda. Nieko tokio. Mes tikrai priprasim prie to skausmo, tik tais. Reikia tą daryti labai palaipsniškai. Jūs supraskit, aš daug metų sportuoju. Be sustojimo. Kai kurie iš jūsų, ko gero, ne. Bet tai ne priežastis nepradėt, ok? 8 greitai. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Pavyzdžiui, pavargot, ne? Padėkit butelius, rankos į priekį, darykit su savo kūno svoriu. Paprasta. 2 žemyn, 2 žemyn, 2 į viršų. Pilvas įtemptas, pečiai atgal, dar kartą. Super. Jau galiu paimti, nes aš nieko nejausiu. Stop. Ladies and gents, 3 ratas, 4 žemyn. Pilvas kietas. Jeigu nesunku, pastatykit kamerą taip, kad matytumėt mane ir matytumėt save veidrodį.
net tos patarimus, kuriuos aš duodu, jūs turite patys pamatyti. Svorio centras visą pilną pėdą. Ką tai reiškia? Jeigu jūs nusileidžiate į priekį, pas jūs pirštai kyla kojų, negerai. Svorio paskirstimas blogas. 3 žemyn. Vienas į viršų. Oh, yes, jau prakaitas pradeda mušti. Iškepam visą laiką orą viršui. Jėga, šito jūs atsimena, 3 ratas visą laiką. 1-3 yra jau daugiau psichologinės. Nes jau čia mes turim pavargti. Jau mes turim suprakaituoti. Jau mes turim būti biški pavargę. Apačioj 3, come on! Jėga. Nepamirštam, paspaud dubenį priekį, kai atsistojam. Iškepiam visada viršui, kai atsistojam. Va tada mes iškepiam orą. Jeigu sunku, pažiūrėkit, darykit pusiau, nedidelį amplitudę, gerai? Galima taip. Pavyzdžiui, senai sportavot, nes mano noras, kad tie, kurie sėdi namie, negali ateiti iki sporto klubo, pavyzdžiui, funko, 8 greitai, nedrįsta, neturi aprangos, vienu žodžiu. Pabandykite namie su manim, dabar, šiandien, dabar, šįryt. Jėga. Dėmesio, stop, 2 žemyn. Viską, tai yra mūsų finišo tiesioji, liko tik 3 kartai. Šiandien kojas daugiau priekinę dalį, neapkrausim jau daugiau, o perėsim į viršutinę dalį. Stop. Gerai. Dabar dedu, jeigu reikia atsigerkit, gerai, mes perėm dabar prie sekančios dalies, aš atsigulsiu ant žemės ir pirmą darysim atsispaudimus. Labai prašau, tie, kurie daro atsispaudimus, pirmą kartą arba pusiau, kurie seniau sportavo, darykit jos nuo kelių. Aš net parodysiu super lengvą versiją, gerai, nuo kelio, kaip atrodo. Pavyzdžiui, močiutėms, mamoms tinka ir taip toliau. Tai va, o tie, kurie su manim, varo nuo kojų pirštų, kas ten gali. Leidžiu muziką, gerai, ir pirmas pratimas bus atsispaudimai. Pasiruoškit. Ok, aš iš pačių pradedu originaliai nuo kelio. Dėmesio. Nu ką, rankos biški plačiau. 2 žemyn, 2 į viršų. Žiūrėkit, perinu vieną pusę. Nusileidžiu iki stataus kampo, 2 žemyn, 2 į viršų. Į kitą pusę. Iki stataus kampo per alkūnes. Dar kartą. Iškvėpkit orą visada, kai atsistumėt nuo žemės. Jeigu nesunku, nenuleiskit dubenio va tai va. Tai yra labai pavojingas stuburai. Atsargiai. Galva tiesiai. Dėmesio. Apačioje stop. Stop. Tie, kurie stipresni, nusileiskit, paliesdami grindis su savo krūtinė. Gerai? Dėmesio. Darom greitai. Varom. Hoba. Iškepiam, kai atsispiriam. Gerai. Kas gali? Užmeskit akį. Opa. Dar 2. Dar 1. Ok, stop. Dabar mes atsigulam. Pasimam blin. Va, ne blinas, o šitos butelius. Važiam. 2 žemyn. 2 į viršų. Viduj, tai yra viršui. Pas mane vyksta suvedimas. 3 žemyn, lėčiau. Visada tarp smakro krūtinės, kumščio dydžio tarpas. Iškepiam viršui. Dar vieną versiją. Užmeskit. Galit ir tai padaryti. Nes su buteliais variacijos yra didelės. Apačioj stop. Stop. Iškepiam orą viršui. Atkreipit dėmesį, buteliai atsiduria tiesiai virš mano krūtinės, ane? Ne virš kaklo. Pilvas įtemptas. Dėmesio. Greitai. 1. Oba. Apačioje stop. Stop. Va dabar greitai. Kartojam. Hoba. 1. 2. Apačioje 3. Pažiūrėkit. 1. 2. Keep me satisfied. Aš turiu laikyti patenkintus, ane? Aš labai tikiuosi, laikau jūs taip. Arba suvedam. 1. 2. Apačioje 3. Spiropliuojam. Alkūnės maksimum leidžiasi iki grindų. Švelniai paliečia grindis.
bet nedėkit jas ant grindų, gerai? Stop. Dėmesio, atsispaudimai. Labai atsiprašau, bet šį kartą aš pradedu viską nuo kojų piršto, gerai? Oi, pamiršau parodyti. Važiam. Va čia yra vidutinis pajėgumas. Jeigu jums bus labai sunku, pasižiūrėkit, keliai prie pat. Vienas. Aš vadinu šitą atsispaudimą, vadinu močiutės variantas. Bet kas svarbiausia, mes apkraunam savo krūtinę. Juokinga atrodo biškė, ne? O ką daryt? O ką daryt, jeigu žmogus seniai sportavo? Apačioje stop. Gerai, galva tiesiai. Va taip. Nedarykit su galva, gerai? Stengis laikyti tiesiai. Iškvepiam viršų, jau tą atsimenat, pilvas įtemptas, sakiau, ne? Ne? Tada sakau. Hei, greitai. O kas su manim daro nuo kojų piršto? Jeigu yra tokių, ar yra tokių ten? 4. 3. Trečias ratas eina į pabaigą. Yes! Ok, stop. Atsigulam. Pasimam butelius. Ok. Dėmesio. Važiam. 2 žemyn. 2 į viršų. Arba suvedam, arba kelkit. Tai yra 2 skirtingi pratimai. Arba 3 žemyn, 1 į viršų. Arba tas pats pratimas su skirtinga variacija. Ok. Stenkitės riešus nelaužyti. Svoriai labai nedideli. Dėmesio. Apačioje stop. Stop. Iškepiam viršui. Jėga, nu va, mano sūnus atėjo. Mane žiūri. Labas, Karoli. Iškepiam viršui. Pilvas įtemptas. Panos. Kojos turi būti suglaustos. Kalbant apie estetinį sportavimą, gerai? Nors tai nebūtina, bet mano rekomendacija būtų tokia. Hei! Greitai. Apačioje 3. Spirakliuojam. Jėga. Paskutinį 3 kartai liko tokie. Apačioje 3. Labai neblogai. Ir vėl. Įkvepiam. Iškvepiam. Apačioje 3. Ir paskutinis jau kartas. Ir mes tuoj perėsim į viršutinę kūno dalį. Į nugarą. Ok. Stop. Gerai, aš kilu jau viršų. Mes perinam prie sekančios dalies. Bus skirta dabar nugara. Ko nedaryt iš anksto, aš perspėjau, gerai? Kai mes leisime žemyn, kojas nelenkite, mes apkrovėm čia, ane? Nedaug dievė, kupros tokios bus, ane? Ir dar labai svarbu dalykas, va taip galvą nelaikykit, gerai? Galva turi būti siekia pratesti stuburo liniją. Turi būti gražiai, tvarkingai. Pečių juostą nepaleiskit. Tai yra svarbiausi momentai, gerai? O visą kitą, jeigu paaiškinsiu, jungiu muziką. Ok. Nu ką, pasimam mūsų įrangą. Ok. Kojos, rankos pečių plotė. Ane? Sukam pečius atgal. Pirmas pratimas, pasilinkimas į priekį. Dėmesio. Varom. 2 žemyn. Ok, pečiai atgal. Nugara idealiai ištesta. Let's go. Dar vienas. Super. Dėmesio. Trauka į bambą. Varom. 1. Mes šiandien apšilimo metu jau darėm šitą. Ok? Dar kartą. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Kai atsistojam, visada paspauskite švelniai dubenį į priekį. Jūsų kūnas turi būti visiškai išsitiesęs tuo metu, kai mes atsistojam, ane? Ok, truputėlį padėkit, prasukit nugarą, mes pradedam pirmą ratą, gerai? Karli, tu labai, jeigu nori gali atsistot, bet dėmesio 4 žemyn. Nieko, Karlis nori prisijungti, bet Karli dabar jau nelaikas jau turbūt. Ok, dėmesio, 4 žemyn. Kojos lenkėsi minimaliai, pečiai atgal. Labai lėtai, neskubėkit, prašau. Laikykite
butelius kuo arčiau kojų. Realiai slyskit palei kojas. 3 žemyn. Dar vienas niuansas. Kojos pagrindiniai stovėseno visada švelniai sulenktos. To nedaug kas aiškina, bet tai yra labai svarbu dėl sąnarių saugumo ir efekto. Mes norime apkrauti ką? Raumenis. Saugiai jos dirba pačios savaime. Bet papildomai jas apkrauti nereikia. Dėmesio, keičiam ritmą, 2 žemyn, 2 į viršų. Ok, nu ką, hebra, dar tokie 2 kartai ir atsimenat clean and press judesį apšilimo metu. Pabandom, pabandom. Pum, pam, jėga. Kartojam. Jeigu norite, galite visą laiką biškį pasistiepti tuo metu, kai keliat butelius, gerai? Super. Oi, kaip vandenukas burbuliuoja. Atkreipit dėmesį, aš savo alkūnės iki galo neištiesiu, ne? Tupiu iki stataus kampo, kaip darau pilną pritupimą. Super. Stop, keičiam 3 žemyn pasilenkimas. 1 į viršų. Išėki, kai atsistojam. Labai gražu. Dar tokie 2 kartai. Dar 1 ir mes darysim, pažiūrėkit. Einam žemyn 3 kartus. Plačiai. Atkreipkit dėmesį, aš darau. Ne taip kaip apšilimo metu, rodo, žiūrėkit. Galima taip daryti. Galima taip, ane? Bet šito pratimo tikslo daryti plačiai, alkūnės į viršų, įstrižai atgal. Kartojam, tai yra šitas pratimas, skiriamės vidurinė kūno daliai, nugaros aišku. Ir aišku, pečių juosta, rombinį, trapeciniai raumenys dirba. Kokie raumenys dirbam, visiškai nesvarbu. Bet kas yra labai svarbu, nesikūprinkit, gerai? Žiūrėkit, matykit save veidrodį. Stop. Ok, dedam. Jo prakaitas yra. Rytas įpusėjo. Tikiuosi jaučiatės gerai. Gerkit vandenį, gerai? Vanduo labai svarbu. Dar šiltas vanduo. Dėmesio. Dėmesio. Clean press. Hava! Let's go! Dar tik tokie 7. Jėga. Jeigu neturit galimybės sportuoti su treneriu, kas man labai nepatinka, sportuokite visada priešais veidrodį, jeigu tai darot namie, gerai? Bent jau matysit save iš šono. Mes trenerių visą laiką taisom, padedam, motyvuojam. Stop. 3 žemyn. 1 į viršų. Jėga, iškepiam viršui. Dar kartą, ne? 3 žemyn. Ir vėl, dėmesio. Plati trauka. 3 kartus. Go! Atkreipit dėmesį. Aš leidžiu svorį visada truputėlį lėčiau, ne? 3. 2. 1. Kartojam. Ir vėl. 3. Butelius, kai atsistojat, jūs galite laikyti, pavyzdžiui, arba čia. Atkreipit dėmesį, kad aš pastoviai kaitalioju. Darykite kaip jums patogu. Galit ir šalia. Daliko tokie 2 kartai. Iškvėpkite orą. Atsimenat kada? Kai keliat butelius į viršų. Ir vėl. 3, 2, 1. Stop. O dabar paskutinis pratimas. Pats aukščiausias, ilgiausias, galingiausias. 1 butelis, kojas biškai plačiau, pirštai žiūri išorę, rankos čia. Ką mes darom? Į viršų. Hey! Let's go! Iškepiam viršui. O, net bėga vanduo jau. Neišlaiko mūsų krūvę. Atkreipkit dėmesį, aš neišmetu viršui, aš stabdau. Pasistebėm. 8. Come on. 7. 6. Net pasistebęs, aš sustoju. Čia yra aukščiausio lygio technika. Bandykite su manim, prašau. Paskutinis. Super, gerai. Ok. Truputėlį prasukit taip. Galite ištemti truputėlį vieną koją, kitą. Ir jeigu maudžia nugarą, aišku, reiktų suprast, kodėl. Bet va šitas pratimas labai greitai atpalaiduoja. Ok. Sekanti dozė, pažiūrėkit, mums reikia turėti
Paprastą kėdutę. Gerai? Ką mes darysim? Pažiūrėkit, parodysiu jums greitai. Mes darysim tos vadinamusius dipsos. Jų taisyklė yra kokia? Nugara nekupra, ištiesta, už pakaliukų reikia paliesti grindis, jeigu kėdutė žema. Pažiūrėkit, kaip tas atrodo. Žiūrėkit, alkūnės juda atgal. Va taip atrodo, gerai? Bet prieš tai mes viskas. O po to parodysiu, kokie pratimai tolimesni bus, gerai? Galbūt dabar parodysiu, pasižiūrėkit. Dar vienas iš pratimų bus va šitas. Pasilenkit žemyn, nugara ištiesta, aš keliu ir po to ištiesiu 3 kartus, nejudinamas alkūnės. Gerai? Pabandom. Pirmas pratimas, mes su jumis darysim dipsus. Beje, kai darysim atsispaudimus, žiūrėkit, va tai yra krūtinės atsispaudimas, ane? O taip atrodo va šitai daliai, nugarinė rankų dalis, triceptas vadinamas. Tai jeigu negalėsite taip daryti, darykite kaip galit. Arba iš viso pailsėkit, gerai? Važiuom, let's go. Laiko daug mes neturim. Dėmesio, sėdam. Šitas sunkus. Ok. Dėmesio, nugara ištiesta. 4 žemyn. Žiūrėkit, paliečiu, o po to kilu į viršų. Tiem, kuriems sunku, pasižiūrėkit. Va taip gali daryti. Matot, tik reikia arba ant kėdutės, arba... Ok, 2 žemyn. Tan. Tęsiam. Iškepiam orą viršų visada. Šitas tikrai yra sunkus. Čia prakaito bus daug, hebra, tikrai. Dėmesio, 8 greitai. 8. Iškepiam viršui visada, kai raumuo susitraukia, mes turime iškvėpti orą, draugai. 4. Graži laikysena. 2 liko. Dar vienas. Keičiam pratimą. Mes atsiklaupiam, pasimam svorį. Pasilenkim, 3 kartus tieskim ranką. 1, 2, 3. Kartojam. Girdit daina? I'm on fire. Mes visi degam. 1. Iškepiam orą, visada, kai ištiesiam. Atsimenat? Oh, yes. 3. 2. Greitai sėdam. 2 žemyn. Let's go. Aš tikiu, kad tie pratimai labai greitai viskas. Bet žinot ką? Jeigu darysit daug karto, išmoksit keisti pratimus greitai. 8. 7. Dėmesio. Aš jums siunčiu bučkius. 4. 3. 2 liko. Dar 1. Stop. Ką mes darom? Keičiam ranką. Keičiam pratimą. Dėmesio. Pusę. 3. 2. Ko nedaryt? Pasižiūrėkit. Kai aš ištiesiu, iki čia nuleidžiu. Ne. Alkūnė turi būti vienam taške. Kartojam. Iškvepiam, įkvepiam. Šu. Nugara ištiesta, o galva pratęsia stuburo liniją visą laiką. Atsimeta, ne? Stop. Dėmesio. Sunkiausiai dalis. Atsispaudimai siaurai. Važiuom. 4 žemyn. Matot mano rankos kur? Jos eina siaurai. Jeigu sunku, pažiūrėkit. Va taip atrodo, gerai? Parodžiau. Aš noriu būti, kad būtų sunku. Važiuom. 1. Iškepiam viršui. Tie, kurie su manim sportuoja ir nori iššokį, metu dabar. Meskite savo iššokį. Padarykite visus atsispaudimus su manim. 8. 7. 6. O kam lengva? Yra tokių? Darom greitai. Stop. Oho. Čia yra ką veikti tikrai. Lėtai. Greitai kilome viršų. Kamera kilo į viršų. Koja atgal. Žemyn einam. Alkūnės, sakykite, ne čia, arčiau ausų. Dubenį. Paspauskite į priekį. Pilvas kietas. Stop. Tupiam. Varom greitai. 1. 2. Iškepiam viršui. Pečius spauskite žemyn. Ne taip. Žemyn. Įkepiam. Iškepiam. Nepamirškit, rankos galbūt jau pavargusios. Teisingai? 8. 7. Pavargot? Padarykit kumščius. Darykit tiesiog taip. 4.
3. Esmė kartot, išmok ir kontroliuot. Stop lėtai. Lėtai. Labai lėtai viršą. Jėga. Eik tu savo. Kam reikia, ištemkit, va čia, čia, porą gurkšnių vandens, o mes perinam prie sekančios labai gražios dozės. Aš tikiuosi, garsas bus geras. Ir pasimkit vėl, dirbsim dabar priekinę rankos dalį. Mes jau įpusėjom, einam į pabaigą. Čia yra nepilna mano programa, beje, pilna programa, susisiekit su manim, mes darom ne tik su buteliais, o su tikra profesionalią įrangą. Kam įdomu? O kol kas leidžiu muziką. Dėmesio, pečiai atgal, rankos šalia. Keliam viršų. Atkreipė dėmesį. Alkūnės stovi vietoj, jos prispausos truputėlį prie šonų, kojos lengvai sulenktos, jėga, paimk Karli, junkis, prašau, koja atgal, 3, iškepiam viršui, Karli, važiuojam, nu, mano sūnų šalia stovi, Karli, gerai, kad tai ne 6:30 iš ryto, važiam, 3 į viršų, koja atgal, dėmesio, 1, 3, hop, ateik arčiau gal Karli biškė. Telpa, a ne Karlis? Gerai. Karlio 8 metai, jisai sportuoja dziudo. Ir jisai su manim lenda kiekvieną rytą į kur? Į šaltą dušą. Pristatom. Dėmesio. Pusę. Pilnas. Pusę. Pilnas. Iškepiam viršui. Kojos kartoja labai lengvai sulenktos. Jėga. Aš taip laukiu, kada Karlis prisijungs. Jisai neprisijungia, žinai dėl ko? Nors mes planavom su jo. Dėl to, kad pamokas darėm. Deja. Ok, stop. Koja atgal. Kita. 3 į viršų. Super. Dubinį švelniai paspauskite į priekį. Kūnas turi būti visiškai tiesus, gražus, estetiškai, tvarkingas. 1, 3. Aba, atkreipi dėmesį, aš tiesiu rankas iki galo, ypatingai jeigu apkrovas laikau šalia savęs iš šono. Nes jeigu taip, būtų dar kitaip truputėlį. Pristatom Karlį, ne? Pusę. Ei, c'est la vie. Remember me, I made you. Dressed, trained you. Jėga, labai sena daina. Aš net bijau, kad dalis iš jūsų net nebuvot gimę, kai šita daina buvo sukurta. Jokauju. Pavyzdžiui, Karlis tikrai nebuvo gimęs. Dėmesio, pilna amplitudė, Karli, 8, 7. Va, ko nedaryt, Karli, kaip dėmesio, žiūrėk, stabdau čia. Hopa, turite sustot. Nesvarbu, kad yra 1,5 kilogramo. Nu ir kas? Nu ir kas? Vis tiek apkrova bus. Viršų stop. Jeigu jūs save kontroliuojat, jeigu jūs klausot, ką aš kalbu, jeigu jūs kvėpuojat teisingai ir daro tai kasdien, rezultatas garantuotas. Lėtai, labai lėtai keliam, lėtai ir dar lėčiau leidžiam. 1, 2, 3, 4, 5, pusę. Ei, c'est la vie. Gaila, vat ko man nedavė Dievas balsą. Nu nieko tokio. Užtat aš galiu jūs treniruoti. Let's go. Visada iškepiam viršui, nepamirškite. Dar, kas turi namuose svarelius, darykite tą patį su svareliais. Aš tik sakau apie, kai žmogus iš viso nieko neturi. Pilna amplitudė 8, 7, 6, jėga. Dėmesio, dar 4. 4, Karli, nevėluojam. 3, 2, dar 1. Lėtai leidžiam, lėtai leidžiam. Ok. Dabar pagal originalią programą mes dar turėtumėm atlikti kojoms vieną setą, vieną ratą ir pečiams. Bet kadangi tai yra rytinė mankšta su nuostabiausiais Lietuvoje sveikoliais, dabar aš perinu tik į pilvą ir po to tempimo pratimai. Aš tikiuosi jaučiatės gerai. Ok. Karli, gali jungtis, jeigu nori. Su manim pasimk rankšluostį. Ne? Ok, ką mes dabar darysim su jumis? Žiūrėkit. Vienas iš pratimų, aš iš karto parodysiu, kaip tas atrodo. Pasižiūrėkit. Šiaip darykit visai, jeigu norit nuo kelio. Kai mes darysim nuo kojų, atrodo taip. Ne? Žiūrėkit, viena ranka kyla, kita žemyn, žemyn. Stenkitės kuo mažiau judinti su užpakaliukais. Gerai?
labai svarbu stabilizuoti vidurinę kūno dalį. Kodėl? Mums reikia apkrauti tuos labai svarbius smulkiosius raumenis, kurios randasi šalia stuburo ir taip toliau. Ok? Tai dabar aš jungiu muziką ir mes važiuojam su jumis. Ok, dėmesio. Nu ką, pirma dalis. Karli, mes pradėsim dešinę ranką nuo kelio, Karli. Nugara ištesta, nekelk užpakalio. Nuleis, Karli, nuleis. Dėmesio, dešinė ranka. Važiuom. 1, 2, žemyn, žemyn. 1, 2, žemyn, žemyn. Biški nuleis. O taip. O, dar kartą. 1. Dėmesio, kas gali nuo kojų piršto. Kas gali? Pavyzdžiui, Karlis ir aš, mes galim. Mes darom taip. Esmė, pažiūrėkit, nenuleiskit užpakalio taip, nekelkit užpakalio taip. Ok? 1, 2, Karli, žiūrėk į mane. 1, 2, laikam. Dabar pasižiūrėkite, prašau, rankos eina po pečių juostą. Pasirinku vieną rankoją, pavyzdžiui, dešinė, kairė, atgal. Varom, lėtai. Atkreipkit dėmesį. Ant nugaros guli padėklas su vaisiais. Ne vienas vaisius neturi nukrist. Negalit va taip daryti, kaip nors. Gerai? Dvigubai greičiau. Come on! Yes! Nuostabi dalis, labai prasminga dalis. Sveikatos prasme. 8, 7, 6, 5, 4. Galva tiesiai. Dar 1. Stop. Greitai gulumės Karli šonu. Mažutė, pasitrauk. Ok, dabar žiūrėkit. 1, 2, laikom 60 laipsnių kampo, 5 laipsniai. Maždaug. 1, 2, oho, prakaitas liejasi. Nors krūvis šiandien pas mane skaitosi labai mažas. Jeigu turite skaudančią nugarą, rankos po užpakaliukais. Ok? Tarpas kumščio dydžio tarp smakro ir krūtinės, va čia. 1, 2, pirštai nuo savęs, Karlis suklaus kojas. Matai, iki mano kojas suklausos. 1, pilnai visiškai ištieskit kojas, įtempkit jas. Visi raumenys turi būti įtempti, ok? 1. Karli, nekalbink manęs, prašau. Dar 1 kartas, atkreipkit dėmesį, ką mes darom. Pakilom į viršų, laikom įtampą, rankos čia. Dėmesio. 1, 2, Karli, pakel kojas. Kartok, mažutį kaip aš, Karli, pakel kojas. Oba, jėga. Čia tarpas, pilvas maksimaliai įtempęs, visi six-packai jaučiasi. Kas gali? Kelius keliam, pritraukiam. Oba, ir vėl. Matot, jeigu net ir nesigauna, gaunasi taip, kaip gaunasi. Bet kaip? Gerai, bet kaip? Tiesiog reikia daryti. Stop. Iššūkio esmė ir yra, tiesiog pradėkit daryti. Iš pradžių mes pradedam vėl tą pačią dalį. Ok, pradedam laikyti kol kas nuo kelio, ne? Pasiruoškit. Laikam. Nuleiskit dubenį, Karli, nuleisk dubenį nuo kelio, mažutė. Nuo kelio, įkūprinėse. Nu, kokią tu pavyzdį rodai. 1, 2, 3, pakeiskit ranką. 1. Karli, nuleisk dubenį. Va taip, va matot, treneris šalia gali pataisyti. O kai aš nematau jūsų, labai sunku. Ok, nuo kojų piršto. Tikrai sunki dalis. Nesakau, kad jūs padarysit. Hei, padarysit po 10 karto, bet padarysit. Labai prasmingi pratimai. Viskas bus čiki, hebra. Viršų laikam. Galva tiesiai. Mūsų treniruotė mankšta eina į pabaigą. Dabar žiūrėkit, rankos po savim. Jūs supratot, mums reikia pakeisti koją. Dėmesio. Važiuojam lėtai. Kairė mano, dešinė. Atgal. Kūnas visiškai lygiai greičiai grindims. Pilvas įtemptas savaime. Rankos po pečių juostą. Hei, dvigubai greičiau varom. Įsivaizduokit apie padėklą. Ten guli vaisiai. Jeigu jie nukris, jie suduš. Prasidės autolizė ir vaisius pradės gesti.
12. Dar vienas. Dėmesio rankos į priekį. Ir dabar kas gali iššokis. Laikam. Laikam. Sunkiausia dalis dabar. Dėmesio. Tegul visas kūnas dreba. Pilvas kietas. Dar. Ir 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Jo, nereikia ant kilimo, ant žemės. Pitakas. Ok. Dabar paleidžiu trumpai dainą. Oho. Suprakaitavom. Ir dabar tempimai. Važiuom. Atsisėskit, prašau. Ok. Pratęsim svarbiausius, stambiausius raumenis, daug laiko mes neturim. Ok, sukryžiuokit, griebkit priešingą ranką. Nugara visiškai ištesta. Ok. Kaip jūs jaučia tempimą ir nugarą, ir užpakaliukas tempėsi, ne? Gerai. Keičiam. Keičiam, Karli. Griebkit iš pradžių. Nugara visiškai ištesta. Pastiprinti tempimus, pažiūrėkit dar daugiau priešingą pusę. Ok. Dabar atsiklaupkit ant vieno kelio. Galima paminkštinti. Ant vieno kelio, Karli. Spaudžiam dubenį žemyn. Va šitoje vietoje. Dubenį patį žemyn, gerai? Tam, kad pasunkintumėm tempimus, ranka į viršų. Žemyn, Karli, spauskit. Labai gražu. Ranka ištesta. Ok. Viskas užteks. Keičiam koją. Spaudžiam dubenį žemyn. Dubenį žemyn, Karli, spauskit. Ir dabar ranka į viršų. Ranka ištesta. Aš labai tikiuosi, šiandien patiko. Ir visada verta kreiptis į profesionalą, kuris gali patarti, padėti, pamotyvuoti, jūs kilame viršų. Dabar šito vietoje mes, pažiūrėkit, paėmėm iš vidaus, kūprinamės, tempiam apatinę nugarą. Ne, Karli, pilnai ištiesti koją negalima, kaip tik. Kilom viršų. Gerai, atkreipi dėmesį, dabar aš suglaudžiu kojas, atraminikio lengvai sulenkta, keliai turi būti kartu. Dubenį spauskit į priekį, kelias atgal, o pilvas kietas. Tam, kad ištemptumėm šitą raumenį, nereikia išsilenkti. Ok, keičiam. Koja atraminė vėlgi lengvai sulenkta, gerai. Pilvas įtemptas, ramiai tempiam, Karli, ne? Ok, pasimam dabar čia. Nugarinė pečiosios dalis, nugaros dalis. Gerai, keičiam. Ko neverta daryti? Keldu į viršų? Ne, va tai va. Man labai gaila, kad aš nematau jūsų gyvai. Savo treniruočio metu, live, online, aš matau žmonės gyvai per Zoomą. Labai kviečiu sportuoti su manim, susiraskit mane. Ir aš tas, kuris moka, supranta, žino ir labai nori padėti jums. Einam atgal. Aš labai tikiuosi, jums diena prasidės gerai, gražiai, nes po tokių mankštų nieko negali būti blogo. Karli, duok 5. Yes! Tai ką, visiems gražaus ryto. Ačiū sveikuoliai, kad leidot man jums padėti. Ir dar viena treniruotė manęs laukia, aš dar vieną pateiksiu jau be svorio. Ir visiems gražios dienos. Yes! Džiaugiuosi, kad pavyko viskas. Čiau, ate. Gražios dienos.